Bandysim, aišku, tik reikia neprisikalbėti. Toks jausmas, kad galėčiau pats dabar suvalgyti viską čia. Bet negalima, reikia karpiam palikti. Ta vargšai valgys paskui. Karpiai tiesiog lauk manęs. Rankas įskėtė. Sak, greičiau, Gvidai, pagauk mumis, pagauk. Suosinu, kai būtų pusę karpio nukirpta. Sveiki žvėjai. Na va, atvažiavau į Navidansko parką ir vėl. Aišku, turėjom susitikti, kaip buvau sakęs, Skaudučio tvenkinyje, bet nepavyko man ten nuvykti. Biški su darbais nebesusidėliojau ir, žodžiu, teko žvejybą atidėti. Tai kaip buvau minėjęs, kad grįšiu vėl į Navidansko parką, dabar žvejosiu 14 sektoriui, tai jau iš karto žinau kur šį kartą, 14 sektorių galima žvejoti, tai bandysiu tempti ten, link tų žulynų, tai čia realiai atstumas būtų kokie 130-140 metrų, tai bandysiu ten gaudyti ir mačiau jau ne vieną karpio šuolį, tai manau, aišku, orai permainingi, šiais metais pas mus vasaros nelabai yra, realiai man atrodo 10 pirštų skaičiuočiau, kiek dienų buvo šiltų, na, bet bandysim gaudyti, manau vis tiek kažką sugausim ir sujudės. Tai va, tai einu ruoštis, jau į vakarą pusę atvažiavau, tai bandysim kažką pagauti. Bandysim tą Navidansko didįjį monstrą pagauti, dėkim apie 20 kg. Tikrai praeitą kartą per droną mačiau, kad jų tikrai ten paviršiai plaukė, tik tas reikia kažkaip sugebėti, bandysiu dėti didesnį masalą ir bandyti juos suvilioti. Tai va, tiek. Einu ruoštis, einam greit darytis pašarus. Bandysiu vėl jums parodyti, kas ir kaip. Aišku, mes dviračių neišradinėsiu. Žiūrėsiu taip pat kaip ir praeitą kartą panašiai. Praeitą kartą buvo, kad ant egzotinių vaisių. Ten vaisių miksas, o dabar bandysiu ant mango. Tai va, tai realiai, principų tas pats saldus reikalas ir viskas. Praeitą kartą neblogai, iš tikrųjų sugaudžiau, kaip pats savininkas sakė, kad sugaudžiau paros rekordą, ne vienas karpininkas nebuvo tiek sugaudęs, kad čia buvo to žemės, tai bandysim šį kartą 2 parų rekordą pagerinti. Bandysim, aišku, tik reikia neprisikalbėti. Tai va tiek, kibirte, varom, ruošamės ir esu ne vienas, ir kolega atvažiavo vienai parai į 13 sektorių, matysim, per abudu tai tikrai kažką pagausim ir jums tikrai būtinai parodysim. Ką, judu. Nu va, einam, darysimės pašarus. Tai 14 sektoriui yra tokia pavisinė. Neblogas dalykėlis. Tai einam, daromės pašarus. Daiktas biškai apsidėliojom. Žodžiu, pradžiai dabar dėsiu popiukus, paskui vakarę ant nakties dėsiu tą didelį pašarinį. Tai, žodžiu, parodysiu, va, dėsiu 24 mm mulberį. Ir ant viršaus dar kokį popiką uždėsiu, kad nakčiai palikti. Nežinau, gal vieną eksperimentinį meškerį bandysiu ant to didesnio masalo, kad didesnį karpį suvilioti. Tai va, o dabar esu sudėjęs kaip ir daugeliu visur startuoju su popikais, tai bananas braškė ir mangas vyšnė. Vis laik startuoju ir vis laik pasisek arba nepasisek, bet dažniausiai pasisek. O į pavakonės kaip visą laik briketai, vanilės kanapės skonio. Tai žodžiu, dabar varom, greit daromės pašarus. Reikia biškį kamerą patraukti. Konstruojam kažką. Viską grūdinę kultūrą, viską dėsiu per vieną. Nieko atskirai netaisysiu šį kartą. Tai kilogramą tigrinių riešutų.
arba iškart suskau, ką naudosiu, tai supylio kilogramą tikrinių riešutų, paskui skopekso granulės porą pakų, supilsiu vieną mulberiaus dėl kvapo, ką palikti, irgi, kad vadėkim, kad biški žuvis apsiprastų ir dėkim, gal jeigu masaliuks bus prie toks pats, tai gal tikiuosi, kad labiau gal įsidrasins, labiau pradės valgyti ir prisišauk didesnę žuvį to pačiu. Nes, nu, aišku, karpiaus burna didelė, tai realiai ta 24 mm, realiai tas 2-3 kg karpis suvalgys. Na, bet, nu, subėrsi vieną tokį, paskui 20 mm mango, pagardinsim mango likvidu, įdėsim kviečių, kanapės, 4 sėklų miksą. Nu ir viskas, man atrodo, pradžiai. Pradžiai startuosim taip. Prisivežėm daug saldžių pašarų. Tai va. Tai viskas, einam, kimbam į darbus greitai, metamės meškerės į lauko, nes į lauko greičio pirmąjį karpį pagauti. Ir norisi tą dičkį paimti. Kas svarbiausia, noriu tą dičkį. Kaip nors bandysiu naktį, dėsiu tikrai vieną didelį masaliuką, 24 mm tą pašarinį boilį, kokį paimsiu 16 ar 18 mm popiką, tokį kai šausiu, kosminį. Tai bandyti paimti, aišku, man žiūrėk bus kaip specialiai vis tiek, nors didelį masalą uždėsi, kabinėsis tie 3-5 kg karpiai. Na, bet bandysim, kažkaip reikia. Praeitą kartą, sakau, mačiau didžiuliai karpiai, tikrai 20 kg amūrai, po 20 kg tokie plaukiai. Nu, kažkaip reikia bandyti suvėlioti. Kažkaip reikia pagerinti tą Navidansko rekordą. O, mango skonis nuostabus, kaip visada. Iškart mulberį varom. Vieną paką. Paduosim biškį tokias išskirtinės spalvos. Nu, kaip skaniai. Čiukšt. Prisidarysim pilną kibirioką. Užteks, man atrodo, kad paliečiu ir vieną pako. tą dedam į šalį. Pilam mango likviduką. Paduosim skaniai karpį, pavalgyti. O, ant tokio kiekio gal užteks. Išmakaluojam. Blam, alkans esu po darbos tiesiai atvažiavęs. Toks jausmas, kad galėčiau pats dabar suvalgyti viską čia. Bet negalima, reikia karpiam palikti. Ta vargšai valgys paskui. Tu savo koks kvaps. Žiauriai geras, žiauriai. Aišku, kaip be bičių, kai saldžiai darai. Nu va, pašaras baigts. Reiks varyti. Aišku, mes pavadėliai dabar, kaip nepaminėjau, ir sudėti dirigai pradžiai. Tai dabar irgi dėkim, paliksiu dirigus, paskui dėsiu pašarinį boilį, kaip ir sakiau, ir popiką, o ir paliksiu 2 ant popikų paliksiu, o vieną ant pašarinio ir popiko. Ir visi, matysiu. Žiūrėsiu, kaip šį kartą nėra kažkoks tikslas prilupti žuvies, kaip čia įsireiškus, daug. Tikslas yra pagauti kuo didesnį. Jau praeitą kartą aš čia prilupau, prišienavau per tą parą, tai dabar noris pagauti kuo didesnį. Tai matysiu, jeigu jau kabinėsis baisiai tie mažesni, tai stengsiuos padidinti ir ant kitų meškerių irgi masalus. Ir matysiu. Pati sistema ir helikopteriai sudėti. Tai kaip iš Kuružiskės tvenkiniaus buvo likę tie patys, tai čia irgi to žolės irgi šiek tiek ir ten, kur žvėjuosiu. Tai paliksiu helikopterį. Tai va. Nu ir viskas, einam. Duodam išbrinkti, einam ieškoti taškų. Ir badyti pagauti karpį.
Va, kokia stovyklavietė. Žolytė nupjauta, tvarkingai. Kaip visada. Navidansk žvėjų lauką. Gerai, baigiam čia pizdavotis, einam žvėjoti. Bet atrodo apsiniauki, bet karšta šiandien. Aišku, rytoj rodo lietų. Nežinau, kaip čia bus. Reikia palaukti, kol susijungs mano laivelis su palydovais. Ir galėsim plaukti, užkalibruoti. Tai greitai prasukam ir toj sugrįšime. Žodžiu, pašariuką parsinešėm. Lauksim dabar, susijungia. O, susijungia jau. Tik aišku, mes krans biškelį. Būtų gerai kokį kelmą pasimest. Gal nenuskėsim. O, ką bandysim. Aišku, čia toli baisiai nereiks tempti, kiek aš įsivaizduoju. Tai plaukam po pirmą ten į kairį tašką ten prie žolių. Bandysim pirmąjį. Nu, žodžiu, taip visas meškerės taip ir skaidysim. Kaip ten, nebiškai fiksuoju. Pirmą, antrą ir ten bus trečia. Aišku. Žioplys eilinį kartą nesusikalibravo laivelio. O jokia ta galva nedirba. Sunki savaitė, po darbų, skubėdams, virsdams, daiktus, kroviaus, kad tik greičiau atvaryt pasiilgę žvejybos. Karpiai tiesiog lauk manęs, rankas įskėtė. Greičiau, Gvidai, pagauk mumis, pagauk. Tai vat, taip įbum per tus skubėjimus. Nu, tai dabar sukalibruojam. Kas man Navidanske patinka, kad graži vieta, vis sutvarkyta, gražu. Žolinėlis, vis, aš mes kitos, pavyzdžiui, dėkim telkinios, kai būni, kai gaudai, nežinau, čia man vienam taip nepatinka, yra dėkim svimai iš smėlinį, smėlis ar žvirstas toks, įsipurvina visos tos palapinės, ten baisiai, jeigu da, aš jums, jeigu nelin dar, bet jeigu lin, tai baisiai, tiesiog įsipurvina, kai reikia plautis, o aš toks biškis tik tinginys esu, tai žodžiu. Tragedija. Tai kažkaip, kai čia yra žolinėlis, aišku, mes kitos telkinios, aišku, nėra visi, ką būtų telkiniai, aišku, mes į tam telkinį būn dėkim ir ne visi su žvyrais, atin smėliu, būna į žolytę apsodinti irgi, bet man geriausiai patinka ir vat, sektorius žolinėlis, švaru, gražu, nieks neįsidirb, vis gražiai. Na va, tai reikia bandyti ten. Kiek koks ten gilis? 1,8. Reikia baisiai arti žolių, tik tais neprisitrinti. Kad karpis neįtrauktų. Įsitrinam senus taškus. 1,5 metro, šiaip dugną rodo švarų ten, nieko negal sakyti. Gerai, seivina pirmą, va, pirmą turim, 1,5 metro gylis, dugnas kiets, be problemų, plaukam toliau. Vai, mato žvėjai renkas irgi, tai priešais ten irgi gaudys tiksliau. Koks ten 1,9, biškį arčiau žolių paplauksim.
Va. Reik baisiai artinę prisiartinti, kad nesugalvotų nei man ten. Antras taškas bus 1,6. Irgi rodo kietą dugną. Normaliai viskas. Tai va, to trečia. Lauksim ten grinai jau į kampą. Bet irgi prie žolių. Nes ten mačiau karpiai duodas. Jau iškart išlipęs iš mašinos šuolį, iškart pakšti viršų. Reikia pultelį viršų, kad nenori ryšio traukti. Nu, plaukiam. Nu ir gerai bus, manau, ten. Kai kas kaip vis laik kažką pakoreguosim. Paskui. Nu va, taškai surasti. Belieka sumesti meškeris. Tai va ką, chebrytė, viskas. Susimetam ir laukam kliovo. Nukų. Praėjo kažkur apie 1,5 valandos, viens papisenims buvo. Bet praeitą kartą atvažiavo irgi tas pats buvo. Dieną nieko. Naktį prieš 12 viens klikibims buvo. Ir paskui vis pradėjo, kaip prašyta, pradėjo judėti. Tai manau, gal scenarijus taip pat šį kartą kartuosis. Nu, aš taip galvoju, reikia neprišnekėti. Nežinosi, nes šio savaitė buvo žiauriai permainingi orai, atvėsims didelis. Naktinės buvo nukritimo berodsone iki 6-7. Tai neaišku, kaip tai karpiai sureaguos, o dabar čia kelias dienas buvo šilčiau, bet dabar šitą savaitgalį vėl rodo. Nieko gero. Ir lietaus ir apsiniaukė. Šokinėt karpiai šokinėja. O kai bus, neaišku. Gal kažką sulauksim. Tai va viską, ką jau iš pašarių kašmės dar reikės eiti vakarą pasidaryti. Gal bandysiu, arba gal matysiu, gal pirmą naktį iš viso nieko nedarysiu, su tais didelės boilių, tų didelių nedėsiu. Gal uždėsiu, matysiu, jeigu rytoj bus tų kibimų, uždėsiu tada gal tą didesnį boilį. Nu, žodžiu, tokios tokelis, nėra baisi ką daug ir pakomentuoti. Sėdėsim, lauksim, bandysim jaukinti taškus, ką pasikurtų ir bandysim gaudyti karpį. Aišku, norėtus tą bent dešimtuką bent išlupti. Būtų fainiai. Aišku, kiek čia šnekėjau irgi su to pačiu, kas prižiūri tą telkinį, tai dėkim amūro iš vis nieks čia buvo pagavęs. O prieit kartą droną pakėliau, blemba, kokie mūriukai, tokiam kuprom, ką plaukia, tokie gražus. Karpis irgi viens prie žulynų toks, nu, matos tikrai, kad gera mamka, tikrai, kad 20 kg, tai faktas. Tai va, bet sakė, amūrų neim pagauti. Tai žodžiu, vis tiek amūrs didesnis. Ir protingas, į nėra tai paprasta anus prisiviliuoti pas savęs. Tai vat. Tokie reikaliukai, aišku, dabar irgi neaukas, gal lietaus gausim. Matysim. Tai vat. Tai ką, chebrytė. Sėdim, laukam. Palinkėkit man ne iš vyno. Ir jeigu turėsiu, kaip visada, jeigu turėsiu kažką parodysiu. Žvėjai žvėjuoja viską, bando kažką pagauti, kažkas biškai papipsen. Ten irgi antram krante. Mačiau kažkur irgi bėgo kažką traukti. Aš jums neaišku, ne ten karpius gaudo ar kokius lynus. Tai va, tai tokios tokelės. Vėjais irgi, tai iš dešinės, tai iš kairės put. Nežinau, ar čia tinkams bus oras karpiam, o ne tinkams. Neaišku, vandens temperatūra dar rodo 20 šilumos. Tai dar taip nėra baisiai atvėsęs, aišku, kai buvau. Bet į birželis tada buvo pati pradžia irgi šalta, tada irgi buvo ant šaltų orų pataikęs. Nu, kibo tada irgi. Irgi tokie buvo
permainingas tas oras. Ašymas, mano visos žvybos realiai vos nepermainingos ir kaip į žvejybą, taip tą savaitę oras susibalamūtin baisiai. Tai va, bet į praeitą kartą irgi buvo vėsus, nu. Matysim, jei norės maitintis, pagausim. Tai ką, eiti, ilsėtis ir laukti pirmo kliovo. Na va, chybrytė, turim pirmąjį karpį nedidelį, kokį 3-4, nu, tarp 3-4 kilų. O, piktas nepavargęs dar. O kudė iš tų, ai, čia ne kraujo, aš galvoju, iš užpakalios kraus bėg, čia nus pašarų priėdės ir mano šitas va, ein va, kakin. Aš galvoju, kad kraujuojant čia blemba, o čia pašarą ein laukan. Reišks, patink. Ababa. Tuoj, biškį palaistom. Svert nesversim, čia panašiai šakės. Ne, jau neapsidraskyk. Nu. Žvynis koks. Nu, bandysim ant to taško, dabar kur užkybo, bandysiu dėdavo didesnį masalą. Ašymas tokiai burnai šitais įtraukti ir įtrauksi tą didesnį, nu, bet gal didesnį tikimybę. Gal pagausim, nes dabar svarbu ir ne kiekis, o į dydis bent būtų nors bent 10 kg. Tai va, nu ką, dėsiu į svėrimo maišą, rytoj pasidarysim nuotrauką ir tada paleisim. Tai va, ką, šitas visos rankos kokios, o kai varo. Karpiokas. Tai va, ką, pirmas yra, laukam antrą. Nu ką, turim naktinį tą švečią. Naktinį svečią turim. Nu, baigtų jo, Marija, kad tu draskais beprotita. Palauk, nu. Nu, pabūk gers. Nepasiduod. Leis kablį pasiimti. Vėl toks pat panašaus dydžio.
Ne, nu. Nepasiduodantis. Oi. Tuo išjungsim šviesą. Aba. Nu, pasirodysi. Vėl užkibom popiko. Ant tos kairės meškerės, kur turėjau pirmąjį kibimą. Kol kas nieko ant didesnio masalo. Tik popikiukai dirba. Tai va. Nu ką, einam paleisti, einam persimesti ir einam miegoti, nelyja. Nu, labą rytelį. Tai ką, žodžiu, naktis, galim sakyti, tai 2 kibimai. Vieną jums iš tų parodžiau. Kits buvo kibims vėl po pusės valandos, tai, žodžiu, įėjo į žolynus atsikabino. Tai taip apibendrinu šeštadienį naktį, tai slabnokai. Su kibimais, jeigu lyginant praeitą kartą, tai praeitą kartą, kai prasidėjo 4 ryte, taip ir važiavo iki pat 11, tai ten realiai vos nespėjai meškerių permetinėti. O dabar, manau, bus kažkas nepatinkas, o realiai naktį buvo pradėjo vėl lyti. Paskui vėjas dar pakilo naktį. Tai kažkas tikriausiai dėl orų nepatinka. Bus, nu, svarbiausia, pavyko pagauti bent keletą. Tai matysim, kažką reiks bandyti meškeres persimėti, bet nesitikėjau, kad taip ramiai bus. Galvoju, jau 4, kada 2:30 pirms kibims. Galvoju, jau pradėjo, paskui po pusę valandos sėgė antras kibims. Jau galvoju, bliam, jau bus jau vis pasikūrė, jau galės gaudyti. Bet paskutinio karpio kibimaus gal pradėjo kilti vėjas ir, žodžiu, viskas raminos. Tai, žodžiu, dabar reiks ruoštis persimesti, laukti. Ar bus, ar nebus kažkas. Bet niekaip neišinė tas irgi, kur tas karpis buvo, ten irgi nebuvo ypatingai didelis, vėl kokie 4-5 kilai. Tai, žodžiu, dabar vis ant visų meškerių sudėti dirigai, popikai. Nes ant tos meškerės, kur buvo uždėjęs didelį masalą, iš viso jokio kibimo nesulaukiau. Tai, žodžiu, pakeičiau visus į popikiukus. Kolegėlė irgi ne vieno kibimo, turėjo keletą papipsenimų, bet nieko neištraukė. Žodžiu, kai atvažiuos telkinė, tas prižiūrėtojas reiks bandyti pasišnekėti, ką kiti žvėjai gerą pagavo. Nes naktį, kai aš traukiau, tai ne vieno nemačiau, kažką būtų gaudęs. Visur šviesos. Ai, nu palauk, tam priešės kitam krantė šviesos degė, bet jau žvėjai miegojo, nesimatė jokio veiksmo krantą. Tai va, tokie reikaliukai. Atrodo, kibimų nebuvo, bet naktį nei chuja neįsimiegojau. Tik į tas užkybo ištraukiau, tik prisnūdau, vėl einu kitą traukti, tas į žolynus jie atsikabino. Parėjau, vis įsiblaškęs adrenalins, žodžiu, pamiegoti nebeišein. Be užmigau kažkur gal po 4:30. Žodžiu, slabnokai, šįkart slabnokai. Aš jums turiu visą parą prieš akis. Karpiai šukiniai, girdas. Bet valgyti nenori, kažkas sustojo, ne ten. Vėl gal kokie slėgių pokyčiai, dar gal irgi įtakos duoti. Matysiu.
Aišku, mes iš dalies norėčiau geriau gal tie mažesni, nu, kaip čia pasakysiu, nu, jau laidos pradžioje sakiau, kad tikslas ne pagauti, dėkim, daug karpių, bet didesnių, vat, ką užkiptų. Tai būtų nors bent, vat, kad 10 kilų, vat, bent pagauti va šitas. Kažkaip prisiviliuoti tą mamytę į savo graibštą. Nu, žiūrėsiu, bandyti. Išger kavą, traukti meškeris ir eiti, žiūrėti, kažką galvoti. Aišku, bet jeigu oro įtakos duoti, tai čia nieko neišgalvosi. Kiek žvybų esu buvęs, pažiūrėkim, kaip tam pačiam linelį, kai buvo, jeigu žuvis neaktyvi, duok ką nori. Keis ką nori, duok ką nori, ne, jame viskas. Tai va. Ką, gerai, einu aš darbuotis, bandyti persimesti ir jei turėsiu kažką, kokių naujienų, bandysim parodyti kokį. Gal, nu aš tikiuosi, kad turi tų kibimų būti. Nebus, kad taip, kad nebus nieko daugiau. Nesąmonė būtų. Turim da kažką pagauti. Tai va, ką, į sveikatą ir ką, einam darbuotis. Na va, turim trečią karpiuką, nespėjau išvažiavimo nufilmuoti, nes buvau pas kolegą išėjęs. Bet nedidelis. Visi realiai standartiniai. O, nieko. Atrodo, va ten, žiūrėkim, mačiau gerų keletą šulių, tai tikrai turėjo būti net prieš 10 kilų, bet didesnio niekaip paimti neišėjant. Tai vat, kim tik tokie sportininkai, nedičkiai. Na, aišku, geriau jeigu nieko. Tik tas galvoju, niekaip neišgalvoju, kaip reikia bandyti suviliuoti tą didesnį. Niekaip nein. Atrodėjo to didesnį masalą, bet ant didesnį masalą nieks nenori imti. Nėra ta žuvis baisiai aktyvi, gal to didesnio imti nenori. Na, matysim. Einam, paleidom. Vieną karpės pasilikęs nuotraukai pasidaryti. Paskui tą įsilaikymo maišą. Reiks paskui biškį nueit pasidaryti ir paleisti. Trupu gyvent toliau. Pagydom. Einam persimės, lauksim sekančią. Kažkaip reikia sugauti tą didelį blembą. Noris tą 10-ko kažkaip. Bet kaip aną paimti? Neįsivaizduoju. Nu gal atplauks, nes blemba ten tos žolynos, kai duodas tie tokie, kad šuolis toks kabund, pasipil bangos į šonus. Matos, kad ten jau gražus egzempliorius iššokst. Na va. Einam, paleisim. Nu va, žodžiu, turėjau dar nesnį ir starkinį kibimą, bet biškį reikėjo ilgiau palaukti, biškį perskubėjau patraukti. Irgi svingą įtempė, pradėjau po biškį važiuoti, bet pakėliau meškerį, nieko nebuvo. Aš neturiu pasiėmęs, aš nebuvau galvojęs, kad čia gaudysiu starkius, tai nepasiėmiau 2 šakių kabliukų, tai žiūrėjau ant 1 šakiaus. Tai vat, bet kibimas buvo, tai tikiuosi gal būsiu dar vienas. Tai vat, sakau, nu, pažaist, kad 3 taške judesios nėra. Tai galvoju, sakau, pakeisiu biškį tašką, bandysiu ant starkių pagaudyti, nes tų starkių čia irgi daug ir. Tai va, tai realiai kiek meškerį užmečiau, praėjo pusę valandos ir starkinis išvažiai toks kibimis buvo. Tai va, tai lauku, matysiu. Aš mes, vat, kas ir, kad neišėjim parodyti jums visų kibimų karpinių, nes kai vis tiek vienas pats esi, nu, ko jungi kamerą, ko viską blemba ir tas karpis nueini žolynus. Tai kiek jau stengsiuos, žuvį visą laiką jau ištrauksiu, parodysiu, vat, bet kibimus matysiu.
tą patį visą procesą bandysiu, kiek jau stengsiuos parodyti, vat, kiek, kuo daugiau. Kiek jau išėjęs, galimybės kiek leis. Nes sakau, kad kartais užkim blembai ir kol kamerą įsijungi, ko viską ir nueina. Aišku, mes taškus pasitolinau. Tai matysim, bet judesiaus ir netrūkst. Šitais vienas į antras kibim, šitais ašmės gaila, kad nutrūko abudu. Tikriausiai, kad tas vidurnys ne iš žolės buvo jės, bet kai ištraukiau, toks valas buvo pasižeidęs. Tai teko porą metrų atkarpos valą nukirpti. Nes ant kriauklių kažkokio, da kažko buvo toks pasižeidęs, toks paskus. Toks. Tai manau, kad ten buvo ne žolių problema. Tai vat. Tai ką, bandysim laukti toliau. Po biškį taškai šyšer, kibimai dažniai, karpį daros aktyvesnį. Kolega šitas turėnesnė irgi kibimą, bet atsikabino. Tai bandysim, nuotaikos gerėja. Aišku, trūksta miego, žadėjau pamiegoti, nes naktį sunkiai buvo su miegu. Bet žvyboje taip ir, žvyboje nepamiegoti atvažiuojam, žvyboje atvažiuojam pažiūrėti, namus įsimiegosim. Tai va, tai ką, lauksiu, bandysim kažką eksperimentuoti, daryti. Aišku, ne čia ko eksperimentuoti. Realiai tiesiai pasakius, dirb, viskas jau gerai, kibimų ir masalai dirba. Tik sakau, vat, kad buvo su tai didelis masalas, didelė masalai tylėjo. Tai vat. O taip oras pasitaisė, nulijo, žvėjai įsiskirstė. Mano kolega irgi išvažiuoja, kaimynai iš dešinės išvažiavo, ten irgi kaimynai iš antro kranto išvažiavo. Žodžiu, pagavo, nepagavo, neaišku, nes nespėjo susitikti savininkas su anais, tai neaišku. Ten sekančiam 12 sektoriui vieną lyną tai ištraukė ir viskas. Žodžiu, aplinkui kas jau gaudė, ten kito ir neaišku, čia jau tam krante tai kolega va vieną turėjo ir ten vieną lyną ištraukė ir viskas. Po 2 valandų pertraukos turim daviną, bet nedičkis, nedidelis, sportininkas. Buvo čia vienas žmogus važiavęs, sakė didžiausia, yra čia pagavęs 15 kilų. Bet kaip anus prisiviliuoti iki savęs, nu niekaip nežinau. O, čia iš vis mažylis čia, 2 kilai. Maks. Tai jau toks nedičkis iš viso. Tai va, nežinau, neįsivaizduoju. Ir tai šukinėjimai apsiramino. O nebus taip, kad šiandien bus rami. Galės miegoti. Tai jau nedideliukas. Žviniukas. Gražus, sveiki, nesužaloti. Bet maži. Reik didesnių. Kodėl tu mamos nepakvieti? Pakviestų mamą 20 kg ir viskas, žvybos skaityta, galėtų net meškerės užti namų. Ir viskas, ir užtektų. Žodžiu, nebekankinam, matysim. Einam, persimetam, laukam. Artėja vakaras. Gal sulauksim kažko didesnio. Gal tikiuosi. Jis jau taip jau norėtos, kažko tokio, biški rimtesnio. Einam, su visu to paleisim namo.
Nu ką, ištraukiam dar vieną storulį. Bet tas toks įdomus tas karpis. Toks atrodo kaip moneta, bet toks kaip buvo jau sužalots anksčiau. Suosinu, kaip būtų pusė karpio nukirpta. Galva didelio, kūns toks mažas. O, koks. Pliam net sunkiai net paimtana ir tai va, sakau, nu, žiauriai įdomus. Man turi už tos vietos imka būti patogiai. Toks, nežinau, galva tokia didelė va šitais, o pats toks mažylis, nežinau, tokiais guzais nuėjęs. Ar ant čia kažką normaliai neįsivystęs, ar buvęs sužalots kažkada. Sunkiai žiauriai pasakyti, sakau. Nes, nu, uodega tokia mažytė, nu, tos vietos prasideda toks stambus ein, o nu, tos vietos toks mažytis, va, šitai savo. Žiauriai įdomi. Tai va, gerai, einam, paleisim, nebekankinsim šito karpiočniko, einam. Paleidam, bet įdomus karpis. Žiauriai. Įdomus. Nu va, hibrytė. Žodžiu, meškeres persimečiau. Ką nusprendžiau, aš šiąnakt baisiai nesidraskysiu. Neblogai taip sugaudyta, žvyba jau ašmė suskaityta, aišku, norėjos didesnių. Nu gal dar pavyks, dar naktis prieš akis. Bet kad baisiai eisiu draskytis, jeigu kips mažiukai, matysiu, ne, tos meškerės nebe permetinėsiu, gal permėsiu paskui ryte atsikėlęs, gal pasitengsiu atsikelti kokią 6 valandą. Ir matysiu, nes jau ir šiandien norėtų važiuoti jau namo. Žodžiu, pagauta iš viso 9 kibimai, 6 žuvis realizuotos. Jeigu ne orai būtų kišę koją, tai būtų, manau, čia buvę dar daugiau tų kibimų. Tai va, tai žodžiu. Tokios takelės, lauksim dabar naktinio kleviuko, matysim, bet kaip minėjau, man atrodo, kad aš baisiai nesidraskysiu. Matysiu dar, bet jėgų per šią naktį atrodo galėjau į dieną pamiegoti, bet dieną tai vienas, tai antras atein. Ir žodžiu, su vienu pasikalbi, su kitu pasikalbi ir žodžiu taip kažkaip ir nebenuėjau pamiegoti. Ir toks dabar vakarė jautės toks žiauriai sekęs, naktį ten keletą valandų pamiegojęs. Ir galvoju, kad aš jau matysiu, kaip čia bus. Nes jau prisigaudžiau tų karpiukų, kimba, be problemų. Viskas tvarkoja. Pašarai dirb. Galite važiuoti gaudyti nuo Vedanską karpius. Nepasigailėsit, su šeima graži vieta. Viskas sutvarkyta. Jeigu dar aiškumės apie konkursų nugalėtoją nepapasakojo, nu, apie konkursų nugalėtoją pašnekėsim rytoj ryte ir pakalbėsime. Tai va, tai ką, meškeris paruoštas, viskas paruošta, eit po biškį pačiam ruoštis, gal eit greičiau miegoti ir laukam kibimų. Nu ką, hibrytė, parodau greitai. Naktis buvo realiai visiškai rami, nebus taip, kad šiąnakt bus rami, galės miegoti. Dabar ryte vienas žadintuvas, 10 kibims, 6 ar 7 karpis šitais matė. Aš jūs vertinės serijus, greit paleisiu. Aš traukimų nespėjau nufilmuoti, nes giliai buvau įmygęs ir jau į tai buvo įžulį nuspėjęs eiti, bet įsitraukiau gražiai, tvarkingai. Žodžius, meškerės persimečiau visas, starkiai kibimų nebebuvo. Bet čia, sakau, starkiam vėl aš nebuvau pasiruošęs, tai reikia kabliuko turėti dvišakių, viskas čia su vienšakiu sunkiai, atrodo tą žuvį uždedi vieną kabliuko, užmeti, papipsen, trauki laukan ir dingst tas žuvelė ir nepasikert. Tai va, tai žodžiu, va, paleidam karpioką dailiai. Biškį netaip leidžiu.
aukštyn. Va. Nu ir viskas. Plauk namo, raus toliau dugną. Tai va, kaip ryte, aš jums leidosi mėgoti gerai, nes buvau vakar žiauriai pavargęs jau. Neišėjo normaliai įsimėgoti, šią naktį 12 valandą dar buvau po pipsėnimu. Tai va, o dabar šitais nuo 12 iki 6 ramiai ir prieš 6 valandą, tiksliau po 6 biškį įsitraukiau ten tą. Tai iš viso 10 kibimų, 7 ištraukiau. Aišku, dar žvybos nebaigiu, dar patitas rodė, kad ir bus lietaus, tik tai susipakau palapinės, susidėjau daiktus. Gerai, kai jį pavisinė, nes jeigu teikim lyt pradėtų, tai keli daiktai liekti, kad nesulytų. Tai vis labai patogiai. Nu va, tai karpiai vėl pradėjo šokinėti, kašimas vėl vėjo kryptis vėl keitės, pradėjo jau vakar pūtė į veidą, šiandien jau pūt į nugarą. Tai žodžiu, orai tai žiauriai permainingi. Jeigu ne tie orai, čia aš būčiau priešenavęs, kaip reikalas. Tai va, nu niek, manau, da kaip su savings būtų atvažiavęs, manau, gal jeigu viskas gražiai pavyks, pabandysiu atvažiuoti rudenį. Gal kokie rugsėjo gale, rugsėjo vidurį, kad pradės šalti vanduo ir tada gal pavyks pagauti tą didesnį karpį. Pabandyti atvažiuoti gal kokiam 4-3 parom, nu, matysiu. Pagal aplinkybės kiek laiko bus, tai va. Na ką, tai kol laukiu, kol mano mokačino užvirs, tai žodžiu noriu pakalbėti apie konkursų nugalėtoją. Tai šį kartą konkursų nugalėtojas yra 17 kg 950 gramų laukinis karpis. Aišku, jūs matot, kad karpis fotinamas yra be mato, bet nepykit, šitas žmogus ne to tikslo atvažiavo, ten ne karpių gaudyti, kotukas buvo berods tik tai 60 gramų užmetimo. Tai svarbiausia, kad žmogus yra sąžiningas ir mylintis gamtą ir tas laukinukas iškeliavo atgal į savo gimtuosius namus. Tai va, tai baisiai nepykit, kad be mato, nes, nebuvo pasiruošęs tam tiesiog. Gaudė paprastai, pats suprantat, 60 gramų kotukų, tai... Bet reikia sugebėti tokį karpį laukinį ir ištraukti tokį kotų. Tai sveikina Mantą, prizus įsiuntėm, siūskit ir jūs, apdovanosime jūs, gal nusišypsos laimė. Aš irgi bandau šitas gaudyti, aišku, trofėjų neišėm pagauti, stengos, aišku, gal matysiu, gal dar grįšiu čia daugiau į rudenį, gal tada daugiau suaktyvės didieji karpiai, matysim. Tai vat, tai žodžiu. Dar kartelį sveikinam Mantą ir Mantui pagarba už tai, kad tokį grožį paleido atgal namo.
Na va, tai turim dar vieną karpioką. Buvo prieš tą danskibins, bet to realizuoti nepavyko. Tai žodžiu dar, sakau, palaikysiu valandą meškerį ir vieną tą likusį ir, sakau, važiuosiu namo. Oi, susipakavau matų pirtyčią. Pavyks man kažkaip reiksina dailį. Sakau, jau kažkaip jau nebesitikėjau kažką be pagauti. Opa, dailį padeda mano čia. Ir tuoj paleisim. Iš graibšto. Pagydom. Nedidelis, vėl toks pats standartinis. Dailį į lūpą gavęs. Visi. Iš viso 12 kibimų, 8 ištraukti. Viskas ir žvejybos skaityta. Aišku, mes tikslas buvo didesnį, bet manau, da čia grįšim rudeniop. Tai va, koks gražuliuks. Karpiokas, ką leidžiam. O, dar išmaudė. Čia pilnas laimės. Atkeršijo. Tai va, viskas. Kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Žvejyba baigta. Užteks. Eisim, susidėsim, pabaigsim daiktus. Manau, da teks grįžti, bet galvoju keisti lokaciją biškelį rudeniop. Bandysiu, jau ten šitas link to tiltelio, gal bandyti reiks dabar nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip ten atrodo. Tai va, tokie dalykiukai. Viskas, einu, dėliuojas daiktus ir dar nuvažiuosiu pažiūrėti tą sektorių, kaip ten atrodo. Užteks, turim po 11 jau, limpus 12 jau laukiu iki paskutiniosios. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Kam patinka, nepamirškit paspausti laiką, subscribe. Būčiau labai dėkingas, nes tie dalykai yra labai svarbus. Duoda motyvacijos kūrybai. Tai vat, chebrytė. Dabar okupuosim toliau. Pagal visą planą turėtume okupuoti Tauragę. Nes norisi pagauti tą, žiūriu, kad ten Tauragė jau gerina baisiai rekordus ir 33 pagauna jau 28, tai jau karpiai tikriausiai ten jau irgi ruošiasi jau rudeniui, jaučia, kad artėja po biškį jau ruduo, vėsesni orai, augina lašinius, tai bandysim važiuoti ten juos ir pagauti. Tai va, bet karpiai duodas, viską nardo šitais, atrodo buvo apsiraminę, vėl pradėjo judėti. Tai va, grįšim, dar bandysim tą atvažiuoti čia, tą paršelį dar suviliuoti, gal kaip nors. Nepasiduoti, gal 3 kartus jau nemelos. Ir reiks pasiplanuoti, kad tik laiko būtų ir grįšim ir pabandysim sumedžiuoti čia tą didįjį karpį. Tai va, tai iki pasimatymo, susitiksim neužilgo. Ir vėl prikrantą.